kad Tadas Blinda atvyko į Kauno Talą. Savaitę kokią palauksim. Ištariu pagerderiuos. Mindaugai, kada ženysis? Kaip per šitą tiltą pervažiuos. Tada ženysis. Tikrai tai. Čia Virvytė? Tai. Virvytė? Kuomet važiuojame į Džiuginėnus, tai ten būdavo, tvartai tokie. Tai ten nufilmuota. Tai va tokia pušis to Tado Blindos, taip vadinamo. Tai jau čia senai, prieš kokį 30 ar daugiau metų nuvirtus. Mes, kai buvom gal prieš kokį 10 metų, tai ant to kamieno dar matėsi įrašai, nes čia atvažiuodavo iš Telšių vestuvininkai, rašydavo savo vardų pirmas raidės, ten plius minus, kad jie apsiženė, kad jau čia priesaika, vienu žodžiu. Tai, o dabar tai daugiau tik galim matyti skruzdėlyną. Baudė už neteisingą reiškia tikėjimą ten ir... Čia jau toj pat miškas baigsis ir bus koplytėlė, tada gal galėsim. Tai čia yra Kinčiulių kaimas, ten Tado Blindos sodyba buvus, o čia gal va tie namai yra Blindos dukters sodyba. Turiu planų. O čia ta koplytėlė tai berods Mockaus Blindų kaimyno statyta. Turiu jo pavardę. Jin seniau aišku atrodė kitaip ir čia augo medis, kurį nupjovė, kad sakė, kad galėjo nuversti tą koplytėlę. Tai čia Kinčiulių kaimas Tado Blindos tėviškė. Sklonas kokio dydžio. Dabar žiūrėk. Tai mes čia esam praėję. Bet pažiūrėk, kokio dydžio tas. Čia, tu supratai, Ramūnai? Čia, žinok, tokį Žiūrėk, malūnas gal čia va po dešinį? Jo kažkas. Ne, Žiūrėk, kas iš to ne malūns buvo? Malūnas, garantuotai. Ne, bet iš šalia negalėjo būti. Ten vandens malūns bus ant virvytės. Žiūrėk, čia kokie pastatai. Bet čia gerai, aprašymai padaryti. Žiūrėk, čia kokie pastatai. Žiūrėk. O tas po dešinį, koks didelis. Tai kur tas tavo Blindos? Čia gerai, matai, va paskaityti, va tu gali, matai. Čin, Sadybos tvartas ten. Sadybos tvartas, didžiulis. Kur aš savo ekskursiją vedu, Ramūnai? Va čia. Mano kėvras susėda. Saka tiesa. O, tai kur vakarienė, ponas Gruiniau? Ponas Gruiniau, kur vakarienė? Viskas bus tuoj atnešta, tuoj bus prinešta. Tai laukiam, nes bizūnas paruoštas. Tuoj bus. Daina yra ne ta. O, čia kas per ponė? Ramūnas tą dainą žinos. Klausyk. Tu neieško. Marija Gurskytė. O taip. O kur panelė Kristina? Ieškom. Kur tu? Laisno kažkas. Gal Bernardas? Senis negrįš, jis niekada naktimis nevažinėja. Betgi žingsniai. O esmė tai yra tokia. Ką čia viržu vienas ponas? Eikit pas Gruinį ir paklausim. Tu manęs, tu čia pažiūrim. Bet esmė yra ten. Nu, čia dabartiniai visi. Dabartiniai iš. Tu maži kambarėlį čia? Va, žiūrėk. Yra esmė. Šitą dalyką, va, rastų vos labai būčiai. Ginklai, štai. Bet žinau, ginklai tai ginklų nėra. Va. Geras. Tikrai ginklų nėra, nežinau, kad jų čia buvo. Ginklų yra. Yra botakas, ginklas. Tai čia mano, bet jūs
Aš čia apžiūrinėjau. O jūs bereikalo varginatės. Naktimis reikia miegoti. Visiems reikia miegoti. Padėkit ginklus į vietą. Ko jau negaliu, tai negaliu. Šitokie daikteliai, va kaip man, reikalingi. Kur ponas Bruinis? Kur tas Motiejus dabar įlindęs? Elia, kas čia daro? Imk, sako Blinda, imk tadelį, tau tai jau nieko negaila, nors ir statinę parako. Taip ir pasakė. O ką man tą statinę, sakau, tu geriau mane pabučiuok. Kad mano ūsai pražiltų, kad geriau visi žvėrys užkauktų. Pabučiavo. Ir atsveikinimo į Dievą. Sako, tai tau Dievas padeda ir visi šventė. Tai einam pas Biržuvėnų dvaro muziejininkę, Aldona, kaip sakė. Nu tie, va tie čia bus mūrinis namas, paskui bus čia. Į dešinę. Jo. Į dešinę. Pas Blinda. O, labdien, labdien. Stakutės Blinda. O, labdien, Žemaitijai. Nu, bet Pas tas atvyko. Nu, Į svečius. Taip, svečių. Žiūrėkit, Blinda va. Nu, aš. Žiūrėk, mes atvažiavam ir išvažiuojam. Nu, Aš tik už kampo pastatyti. bet kokie yra, ar aš galiu įsirinkti? Gali. Pamatėm, sodybą apkabintą. Čia turizmo žiūrų centras. Čia turizmo. Turizmo centras. Apie Susanukai važiavo, Šveicarijos atvažiavo. Jėzus Marija, Į Nevoją. kur ne, viskas, Apversta. nebėra, viskas sugeda. Žiūrėk, Šaldytuvo neaptaro išvažiavo. niekas nėra. Ne, šaldytuvo sugeda, viskas sugeda, Nesvarbu. palapėlis prakiora. Nesvarbu. Svarbu. Žiūrėk, įteik ir važiuojam. Viskas, mielą dolą, mes išvažiuojam. Bet kodėl? Viskas. Bet, o tai ką, nei pasišnekėti? Nu, pasitikėt galim. O tai, O mokytojai kiek čia buvo. gyvenat? Kiek čia gyvenat? Kiek čia gyvenat? Va čia. Mano tėviškė į Petraičių kaime, ten kitur. Aš jau paėmiau žemėlapį senovinius, gal aš tau atvešiu tavo žemės. Ai, mūsų žemė. Norėsi? Jeigu rasi. Ten. Rasiu žemės tavo. Jėzus, aš Iš tų laikų. Kokie metai maždaug? Iš naujo. Reikia žiūrėti dokumentus. Sneigys. Kas čia palaido? Sneigys, plėšikas sneigys. Smetonas laikų. Kur palaido? Va čia. Čia. Nu kažkur. O tai kokioje vietoje čia esam dabar? Ne. Koks čia kampas? Čia yra Petraičių kaimas 2. Toks adresas. Nu stakutį, nu kaip myliu, aš stakutį. Bet mes tave mylim. Bet aš negaliu, jūs O koks padarėte tas plėšikas? stebuklą. Nu tai- Dabar visiems sakau, jeigu jūs šitą žmogų, Blindą, pavadinsit plėšiku, Dievas jūs nubaus. Tai buvo labai geras žmogus, jo dukra Marijas, Marijona, paskutinė dukra, šitaip sakė, jis buvo nepaprastai geras žmogus, ne plėšikas. Apvažiuosit pas savo Taip, kolonų. o jo- Telšius, pas- O apie tą plėšiką, kur čia buvo, tai iš kur jis čia buvo atsiradęs? Atsiradęs Smetonos laikais labai daug plėšikų buvo. Aš turiu įsitraukusi visus tus čia, kurie vaikiojusi. Ir čia buvo draugas jo gyveno. Jo, ir jis ir užuodė policiją. Bet įsivaizduojat, kodėl policija Blindos, nes jie draugai buvo. Ir dėl to, kad jis neturėjo dėl ko. Tas kur vietinis, iš kur jis čia buvo, dėl ko buvo? Kas? Nu tas kur vietinis plėšikas čia buvo. Nu tai aš tik žinau šitą faktą, o daugiau aš. O kiek pavardė buvo kokia? Pavardė Sneigys. O jį sugavo ar nesugavo? Jį nušovė ir jūrai užkasė. Ai, čia, matau. Sukilėlių kalnelio 63 metų. Turiu kryžių parsinešus. Va. Šitas istorinis kryžius iš sukilėlių kalnelio. Žiūrėkit, va tas. Ai, tas nutarimas. O čia yra Stanislovo tėvo. Čia yra sukilėlių kalnelio kryžius. Telšių. Sukilėlių kalnelio prie biržų Žuvienų ir Luokės. Aš jums parodys tą kalnelį, jį uždarė. Nors yra akmuo ir metai. Bet tai, o kodėl tą kryžių ten pastatė ir dėl ko? Ten palaidoti buvo 63 metų sukilėliai. Biržuvėnų ir Luokės kelio? Be Biržuvėnų. Mindaugai einam. Pažiūrėjau. Ir apie šitą kryžių. Kur jisai buvo? Sukilėlių kalnelėje. Kur jisai buvo? Ir tarp Luokės ir Biržuvėnų. Ir o kaip jisai pas jūs atsidūrė? Aš bijau, kad nepavogtų. Jis buvo nuvertęs. Prieš pasigėdavau. O maždaug kuriais metais? Kada 75 metais aš parėjau čia gyventi, dirbti apie tokius metus.
O iš kur jūs supratot, kad čia O buvo tai sukilėlių? aš panelių mokytojų, juk aš žinau, kas ten buvo. Ir aš turiu istoriją, kas pastatė tą kryžių, kunigas Luokis. O koks kunigas? Užmiršau pavardę, aš turiu Bet jis parašyti. kažkaip buvo pasakęs, kad čia... Ir buvo žinoma, jis buvo nubaustas. Daug rublių carinė valdžia. Ir jis pasakė, kad čia buvo sukilėliams. Sukilėliams, taip. Ir kunigų daug sukilėlių buvo. Aš turiu istoriją, aš galėsiu jums duoti. Na, tai... Ieškom blindos paminklo. Tai va, toks nuošalus Tado blindos paminklas. Čia Petra iš Tiškų kaime, kažkur Petra Tiškų kaime. Prie Kauno Talos. Kas galėjo patikėti?